Labas, labas, šiandieną pas mus karališkieji rubinai, brangus, nuostabus, ypatingi, bet štai šitą variantą, kurį aš jums sugalvojau, tikrai galėsite įsigyti kiekvienas. Rubinai suteikia savo savininkui liūto jėgą, erelio narsą ir gyvatės išmintį. Pildys gyvenimą aistros, entuzijazmų ir džiaugsmo. Nešiokite ir kai gyvenime yra sunku ar užgriūna nemalonumų lavina, nes dovanos labai daug motyvacijos, praktiškumo ir drąsos įveikti kliūtis. Apvalys viską nuo negatyvios energijos, psichinių atakų, sustiprins protą, aiškumą, minčių skaidrumą, taip pat stiprina intuiciją ir sąmoningumą bei koncentraciją. Diskusijų metu arba pristatymų metu padeda išlaikyti mūsų poziciją, mūsų argumentus ir savo nuomonę pateikti aiškiai. Rubinų pagrindinė funkcija yra sužadinti aistrą, ugnį ir susižavėjimą gyvenimu, meilę. Tai yra veikla partnerių. Jisai skatina draugystę, bendradarbiavimą, sužadina netgi seksualinį aktyvumą ir pritraukia ir pripildo gyvenimą aistros. Štai kaip gražiai žiba šitie nuostabus ir prabangus mažyliai, galėsite puoštis ir dienos metu, ir vakarinės dalies metu, atrodo fantastiškai nuostabiai ir šis variantas tikrai bus prieinamas visiems. Nes rubinai padeda pasiekti visko, ko siekia būtent šeimininkas ir padeda kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų. Suteikia daug jėgų, bebaimiškumą, didžiausią išmintį ir padeda išsaugoti garbę. Jisai įkvėps tave dideliems darbams. Nuo senų senovės laikomas ir kaip amuletas, kuris saugo nuo vagių, naktinių košmarų, piktų burtų, netikrų draugų arba melo, netgi partnerio neištikimybės, audrų, žaibų, perkūnijas, sunkių minčių, pratęsia gyvenimą, stiprina tikėjimą ir dėmesį savo, taip gerindamas nuotaiką, atmintį ir mus saugodamas. Tai yra puikus apsauginis akmuo nuo blogų įtakų ir neleidžia mums įkristi į depresijas. Ypatingas kristalas, ypatingai pateiktas šventiškai, nes yra labai karališkas ir vertas šitokio grožio. Rubinas puikiai tarnaus tiems, kurie nebijoja, kurie tiki savo keliu, kurie myli gyvenimą, kurie tiki kūrėjų ar ne, kurių mintis yra tyros ir šviesios. Štai kaip atrodo ant rankos, bet apskritai aš jums pasakau, kad visais kristalais galite mėgautis, bet būdami tyri ar nelinkėdami tik tai gero.